žodžius pasakysiu daugelio iš čia esančiųjų. Mintis skirtas jums. Laikas jau toks yra, kad prabėga, tačiau palieka. Ir norime padėkoti jums už tai, kad jautėme, kad kultūra nėra užlygyje jūsų asmenyje. Ir už tai esame labai dėkingi. Žiūrėdami į jūs, mes jautėmės tvirtesni. Tie mažieji kultūros ministrai savivaldybėse. Aišku, nuoširdžiai linkime tos gražios ambasadoriškos misijos. Ir kadangi esame ne iš kukliųjų, tai norime iš karto paklausti, galbūt jūs pratęsite gražią ambasadorės Inos Marčiulionytės tradiciją ir mes galėsime susitikti Paryžiuje. Taip kaip dabar visa Lietuva žino spaudos dėka. Aš ieškau tos didelės rezidencijos su vaizdu į Rygą. Tai dėl jūsų galėtumėte atvažiuoti. Tai vadinasi ne butas, tai vadinasi rezidencija. Bet žinot, jeigu pasitaikytų proga dirbti Lietuvoje, na, kuogi nejuokauja apvaizdą. Aš tikrai likčiau Lietuvoje. Ir ačiū už jūsų pasitikėjimą.